Jau dariau video su skirtingais fotoaparatais, skirtingais jutiklių dydžiais, kaip rinktis, bet nebuvo jokio praktiško, kaip sakyti, testo arba parodymo. Tai aš čia sugalvojau padaryti tokį testuką. Galvojau, paimsiu telefoną, paimsiu muilinę, paimsiu advanced muilinę, patį pigiausią veidrodinį fotoaparatą ir patį pigiausią veidrodinį fotoaparatą, kuris yra pilno kadro. Bet truputėlį nesigavo, nes buvo labai karšta, šitą muilinę atsisakė veikti, taip kad testas gavosi be jos. Realiai tai idėja buvo pamėginti tokiom realiom sąlygom, kaip skirtingai jaučiasi tokia jau muilinė, kuri jaučiasi kaip fotoaparatas, turi visai padorų objektyvą, nepaisant mažo jutiklio, turi rankinį režimą. Čia visai galima ratukų pagalba nustatyti kažkokius tai optimalius nustatymus, kurių paprastoji muiliniai neišeina nustatyti ir dėl to važiuojant ant auto režimą mes gauname kažkokias ne visai teisingas nuotraukas. Čia aišku, jinai turi ir galingą blikstę. Tarp šitų dviejų skirtumų mažiau, netgi spalvos jų panašios yra, nes vis tiek objektyvai yra Nikono ant abiejų. Ir dėl to daugiau pats patogumas, ir aišku skirtumas tarp APS-C jutiklio ir pilno kadro. Šitas aišku turi visiškai mažytį jutiklį, maždaug tokio dydžio kaip ta akytė. Ir telefonas. Telefonas dalyvavo tik tai toksai kaip nepagrindinis dalyvis, nes visi žinom, kaip fotografuoja telefonai, bet į kai kurias nuotraukas aš jį įtraukiau, kad tiesiog būtų galima palyginti, ar aplamai reikalingas tas fotoaparatas, kokie būtų privalumai, trūkumai, kad aplamai susigaudyti ne tik tai iš mano pasakojimų, bet ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo realiom sąlygom. Objektyvus aš čia parinkau, kaip sakyti, gana pačius paprasčiausius, nors čia stovi vienas geresnių 1855 antros kartos VR-as. Jį galima atpažinti pagal tai, kad yra šitas mygtukas, kuris leidžia jį sudėti, ir čia būna visą laiką dvejetukas. Tai šitas objektyvas iš tų pigių tinka visiems fotoaparatam, skirtingai nuo FP, ir jis yra pats ryškiausias, nepaisant to, kad yra tamsus. Šitas fotoobjektyvas yra palyginus retas, jisai ėjo su kai kuriais fotoaparatais, bet jisai yra visiškas šito objektyvo analogas, tik tai pilnam kadrui, tai specialiai aš jį parinkau tokį. Be abejo, čia yra mažas, kompaktiškas, visiškai mėgėjiškos klasės fotoaparatas, o šitas jis yra, nepaisant to, kad skirtas entuziastam, jisai galimai tinkamas profesionaliam darbui, ir iš tikrųjų su jais savo laikų žmonės labai sėkmingai fotografavo vestuves ir panašius komercinius dalykus. Tas iš tikrųjų ir pasijautė pačioj fotosesijoje. Reiškia, su šituo fotoaparatu aš irgi praktiškai galėjau viską nufotografuoti, kadangi buvo nustatęs rankinis režimas. Jisai buvo šiaip patogus, viskas tvarkoja, tačiau pats valdymas šito ratuku, kuris yra perkrautas funkcijom, iš tikrųjų kėlė daugybę problemų, nes buvo dar gana karšta, visokie ten uodai puolė ir taip toliau. Tai toks buvo labai įdomus pojūtis, kad kaip ir viską aš su šitą muilinę nufotografuoju, bet kai perimu, tarkim, kad ir šitą fotoaparatuką, tai tiesiog jaučiasi, kad visa ergonomika, nepaisant to, kad jisai praktiškai nesiskiria nei gabaritais, nieko, yra kur kas geriau apgalvota tam fotografui, kuris jau biškį supranta, ką daro. Kintant apšvietimui vis tiek reikia fotoaparatą perdarinti, nes senų fotoaparatų automatika tikrai blogai veikia. Ir jautėsi, kad čia yra suaugęs fotoaparatas, o čia vis dėlto yra tokia, kaip sakyt, visos funkcijos formaliai yra, bet jos veikia tikrai ne taip, kaip turėtų veikti. Aišku, su šituo tai buvo visiškai lengviausia fotografuoti, nes, kaip sakiau, jis yra, nepaisant to, kad pozicionuojamas buvo Nikono kaip entuziastams skirtas aparatas, jį galima laikyti profesionaliu. Be abejo, jo resursas ir
Visi šitie ratukai, viskas ir užraktas jo yra mažesnis. Reiškia, jis neskirtas, kaip sakyt, kasdieną varyti ten po 100 000 kadrų per metus ir taip toliau, bet vis dėlto jaučiasi skirtumas tarp jų ir aišku atitinkamai ir kaina. Ir abudu šitos ten galima įsigyti tikrai iki 100 eurų ir ten nuo 50 eurų, tai vis tiek už šitą prašo bent porą šimtų. Nelabai rasime mes kur nors veikiantį gyvą D600 už mažiau negu 200 eurų. Tai atitinkamai, ką mokyti ar gauni. Tai tiek apie tą ergonomiką, o dabar galime pereiti prie kompiuterio. Esam prie kompiuterio. Iškart noriu pasakyti, kad ši fotosesija nebuvo skirta fotoaparatų trūkumams išryškinti, jinai buvo daugiau skirta išryškinti fotoaparatų privalumams. Specialiai parinkau ryškią šviesą, kad mažų jutiklių fotoaparatai, tai yra iPhone'as ir Fuji, galėtų konkuruoti su tais didesnių jutiklių fotoaparatais kaip Nikon D60 ir Nikon D600. Tai pasižiūrim, koks skirtumas tarp fotoaparatų yra ryškioje šviesoje. Tai pradedam nuo D60, čia yra klasikinis toksai peizažiukas su keliais planais, šešėlis, ryškiom vietom. Kaip matom, niekas neišdegė. Čia kadangi buvo fotografuota į RAW, tai čia reikalo esant būtų galima gana nesunkiai šitos šiek tiek pasiryškinti, galbūt atsirastų triukšmo. Vėlgi debesėlis neišdegė, viskas normaliai, spalvos gražios. Pilnas kadras. Pilnas kadras iš tikrųjų čia yra, kadangi JPEG'as, tai irgi neapdorotas. Tai su pilnu kadru spalvos galbūt šiek tiek yra gražesnės, nes objektyvas aukštesnės kokybės, bet irgi viskas ryšku, viskas gražu, reikalo esant iš tikrųjų nebūtų problemos išsitraukti šitos šešėlius, ta prasme jos pasiryškinti, ir bendrai paėmus čia pilnam kadrui nelabai yra ką veikti tokiame, kaip sakyt, peizažo tipo nuotraukoje. Fuji, kadangi turi kitokias spalvas, matote iš karto, reiškia tas vaizdas atrodo šiek tiek kitaip. Kadangi Fuji neturi RAW, fotografuoja iš karto į JPEG, tai čia labai ir kažko pakaitalioti neišeina, tarkim, tų pačių šešėlių išsitraukti, arba jeigu kažkas būtų išdegę. Dėl to ir vaizdas yra šiek tiek tamsesnis paimtas, aš specialiai taip fotografavau, kad mažiau būtų išdegimų. Bet, kaip matom, nepaisant mažyčio jutiklio, kadangi pas Fuji yra pakenčiama ta optika, tai tokius atostogų vaizdus iš tikrųjų galima nufotografuoti. Nors nėra taip lengva, kaip galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai bet nieko neprasčiau už didelio jutiklio fotoaparatus. iPhone'as. iPhone'e aš fotografavau ne į RAW, fotografavau į JPEG'us. Tai, kaip matom, čia jau apdorojimas pasistengė iš peties, pabandė už mus ištraukti šešėlius, viską užšarpino, užryškino ir tam tikrą prasme padarė nenatūraliai šviesų ir ryšku. Bet iš tikrųjų šiek tiek pareguliavus, manau, irgi būtų galima išgauti labai ryškų kadrą, ypač ant 48 megapikselių režimo, išnaudojant šviesų plačiakampį objektyvą. Taip kad visi fotoaparatai puikiausiai susitvarko su šitą užduotim. Čia dabar yra toksai vidutinis makro. Reiškia, kai jau mes šiek tiek einame į tų fotoaparatų privalumus, reiškia, kuo didesnis jutiklis, to šitoj scenoje yra didesnis privalumas. Čia tie vedrynai yra šiokiu tokiu atstumu. Ir matosi, į ką reiktų atkreipti dėmesį, šita burbuolė jau yra tokia neryški. Ir atitinkamai, kai tas fonas yra už neryškus, automatiškai mūsų akim pasidaro toks 3D vaizdas, kuris turi gylį. Pavyzdžiui, šitie burbulai yra arčiau, šitas, pavyzdžiui, burbulas yra toliau. Ir gaunas toks kaip 3D vaizdas, kad šitoj plokštumoje mūsų objektai yra ryškus ir mes galime, kaip sakyt, nuvesti žiūrovo dėmesį į tos objektus, kurie mums rūpi. Su pilnu kadru natūralu, kad šitas bokeh yra ryškiausias.
Ir vat kaip matosi, šita burbuolė jau praktiškai sunku pasakyti, kas čia tokio. Šitas irgi burbulas neberyškus, netgi šitie pirmam plane esantis irgi ištižo. O, reiškia, čia kur musė tupi, viskas labai gražu ryšku. Ir čia iš esmės ir yra pagrindinė fotoaparato su dideliu jutikliu, tai yra pilno kadro arba APS-C, stiprybė prieš telefonus, prieš visokias muilinės, kad mes negauname plokščio kadro, mes gauname gilų kadrą, jeigu taip galima įsireikšti. Dėl būtent šito efekto, jeigu prieš tai buvusiam vaizde mes nematome to, kadangi visas vaizdas yra ryškus, tai dėl to skirtumo tarp fotoaparatų praktiškai nėra jokio. Fuji čia teko biškį pritamsinti, kad jisai nekeltų ISO. Ir kaip matome iš karto, mažas jutiklis, automatiškai šita burbuolė ryški, šitas ryškus. Čia yra šiek tiek daugiau zoomo, tai irgi šiek tiek paplauna tą vaizdą, bet jau šitas tolimesnis yra ryškus. Jau, žodžiu, kadre turime daugiau triukšmo. Bet iš tikrųjų, šitoj nuotraukai, kas man patiko, kadangi šviesa iš tikrųjų ryški, tai mažas jutiklis gauna pakankamai daug šviesos. Ir iš tikrųjų jisai visai gerai laikosi prieš suaugusius fotoaparatus. Netgi padidinau tą musę. Tai mes matome visai neblogai musę, kuri ten, aš iš tikrųjų net nemačiau, kai fotografavau. Nes čia iš kelių metrų atstumo fotografuota. Tai bet vis tiek matome, kad yra triukšmelis, jau kaip pasididinam, ir vis tiek visas fonas yra baisiai ryškus ir nedaugeliu žmonių patinka, kai, reiškia, vaizdas yra labai triukšmingas, nes tada sunkiau susikaupti. Ir šiais laikais, kai, fotografijos nėra labai įdomios daugumai žmonių, tai iš tikrųjų, lemia, ar mūsų nuotrauką kažkas žiūrės ar nežiūrės. Dėl to žmonės mėgsta šviesus objektyvus, didelis šitos jutiklius, kad tą, ką jau tikrai norėjo pasakyti, parodytų, o ne bendrą vaizdą, kur žiūrovas turi pats susirasti. Su iPhone'u tai iš vis čia gavosi visiška marmalynė, nepaisant to, kad irgi, kaip matote, čia yra biški paplaukę jau, kadangi fotografuota buvo su šviesesniu objektyvu, bet kadangi iPhone'as viskas suniveliavo ant automatikos visus ryškumus, tai čia gaunasi labai sunku žiūrovai kažką suprasti. Tai ką fotografas norėjo pasakyti, ką jis čia man norėjo paryškinti, ką jis man norėjo parodyti. Tai čia yra tas cinkelis, kuo skiriasi tas fotoaparatas nuo telefono arba nuo muilinės. Iš tikrųjų, čia fotografavau aš į RAWą, tai RAWą galima pasireguliuoti. Biškį sureguliavus RAWą matosi daugiau akcentų, bet vis tiek mažas telefonų jutiklis, jis vis tiek visą vaizdą padaro ryškiu. Ir iš tikrųjų susigaudyti, čia jau reikia tokio mėgėjo, augalų mėgėjas kažkoks šiandien pažiūrėtų, tada jau jam gal būtų įdomiau. Bet paprastam žiūrovui iš tikrųjų šito nereikia, per daug informacijos, ir kai mes turime dabar milijonus nuotraukų peržiūrėti per dieną, tai iš tikrųjų žiūrovas greičiausiai praskrolins ir net kreips dėmesį tokią nuotrauką. Tai vėlgi, tokia nuotrauka turi teisę į gyvenimą, tačiau jeigu mes norime kažką tai parodyti žiūrovui, ką mes matėme, tai dažniausiai reikia kreipti dėmesį į šitos dalykus ir stengtis vis dėlto išaiškinti žiūrovui maždaug, kur čia yra akcentas kadro. O kalbant apie akcentus, čia yra tikras makro ir labai gerai matosi tas visas išplaukimas, apie kurį aš čia šneku. Tai kadangi ant makro tas jutiklio dydis netaip svarbu, tai tas išplaukimas būna stipresnis ant bet kokio jutiklio, reiškia, fotoaparatų. Tačiau čia su APS-C jutikliu, mažu atstumu, čia beje su standartiniu objektyvu fotkinta, tai matom kaip gražiai, matom kažkokį ryškumo zoną, čia tos nagus to dagio, ir matom, kad lapai viskas yra jau gražiai paskandinti tokiam gražiam minkštam bokė. Tai šitas yra arba makro režimo, kaip sakyti, ypatybė, arba mes turime turėti didelį jutiklį. Šiuo atveju konkrečiai šitoj nuotraukoje yra sukombinuoti abudu. Ir dėl to mes matom tokį gražų išplaukimą. Su pilno kadro aparatu tas objektyvo iš tikrųjų galimybės šiek tiek silpnesnės makro daryti,
Tačiau, bet kaip matote, didelis jutiklis, ryškumo zona visiškai mažytė, visa kita išplaukia ir žiūrovas labai aiškiai mato, kaip sakyti, ryškiausią šviesią dalį. Ir vat, matosi, kad vat, reiškia tie spygliai nagai ir čia vat, tas kodukas. Tagi yra šitos nuotraukos akcentas. Na, Fuji dėl mažo jutiklio čia kur kas sunkiau. Kaip mato, daugiau chaoso, matosi visi tie dygliai aplinkui. Aišku, vis tiek dėl makro tas fonas, žolės visos biški pasiliejo, matosi triukšmelį, nežinau, video matysis, bet jau žiūrovui sunkiau susikoncentruoti. Ar į šitą kupstelį, ar jam į šitą spyglį mesti, jau mes turime tą plokštėjantį kadrą. Na, iPhone'as irgi lygiai taip pat. Čia, aišku, biški nesigavo taip sukadruoti, ten kažkas pro šalį važiavo, trukdė. Matom, kad lapai jau yra fokuse, reiškia kažkokiu tai tas irgi neaišku tam žiūrovui, kur žiūrėti, va šitas matosi paplaukęs, bet jeigu pilno kadro fotoaparato, reiškia tarp šito ir šito spyglio jau buvo skirtumas ryškumo. Tai, kaip matote, yra kelių centimetrų jau reikia, kad ta ryškumo zona pasislinktų. Ir nors iPhone'ai labai gražius makro fotografuoja, bet tas visas fonas jis toksai kažkoks tai gaunasi purvinas. Jeigu palyginti, kaip atrodo ant full frame'o, reiškia visas fonas yra švelnus. Angliškai ten vadina creamy ir panašiai. Ant didesnių, reiškia, jutiklių. Tai čia jis toksai gaunasi toks nešvarus šiek tiek. Aišku, galima padirbėjus viską padaryti, bet tai yra sunkiau. Na va, čia yra, kaip tik norėjau parodyti, kaip tas fonas susilieja, fotografuojant tą patį objektą iš arti ir šiek tiek iš toliau. Ir nenoriu dabar aiškinti, kaip tiksliai tas bokeh yra išgaunamas, nes ten pakankamai sudėtingi yra veiksniai. Aišku, juos ten labai lengva suprasti tą jų basicą, bet jeigu norim ten viską žinoti, tai reikia, šiek tiek jau rimčiau pasimokyti fotografijos, kad suprasti tuos visus konceptus. Reiškia, šitas bokeh, jis priklauso nuo daugiau dalykų, negu tik tai jutiklio dydis ar objektyvas. Ten, žodžiu, yra reikalų, bet va čia matome, reiškia gėlytė. Ir matom, kad žolės jau yra neberyškios ir mes, kaip žiūrovai, matom labai aiškiai, kad, akcentas yra šita gėlytė. Žiūrėti čia. Na, iš arčiau, čia iš tikrųjų fokusavau, aš man atrodo, į šitą vietą. Jau matom, kad pati gėlytė turi didelę ryškumo zoną, jau fonas gražiai žalias, viskas tvarkoj. Čia reiškiasi vidutinio dydžio, tai yra APS-C jutiklio privalumai. Na, pilnas kadras, labai gerai matosi šitame kadre, kad, reiškia, kur kas labiau jau yra sulieta ir, kaip ir reikėjo tikėtis, reiškia, nes jutiklis gauna daugiau šviesos, kitaip laužia šviesą objektyvas ir jau mes matome tik tai, kad šita gėlytės dalis yra akcentas, kurį perdam žiūrovui. Na, jau kai makro, tai ten viskas gražiai išsiplauna, čia biški fokuso nepataikiau turbūt. Kadangi šitie turėtų būti biški mažiau ryškus, jeigu būčiau pataikęs į tą pačią vietą, kur, reiškia, fotografavau su D60. Nes čia matosi, kad fokusas čia pataikytas, o čia matosi, kad daugiau į šitą centrą. Na, su Fuji, kaip sakyt, gavom gražius ryškius kadrus, tik tai, kaip ir jau 5 kartą minėjau, turim begalę triukšmo, reiškia, nepaisant to, kad mūsų gėlė labai graži, viskas čia faina, bet lenda, pavyzdžiui, šitą šunažolę, čia visur į kadrą ir jau žiūrovui, jeigu jisai nėra botanikas, kuriam svarbu čia tokio lapelio elementai, jau žiūrovui sunku iš tikrųjų šį kadrą suprasti, perprasti, ką mes norėjom parodyti, kur čia mūsų indėlis, kas čia iš vis fotografuota. Lygiai taip pat ant makro, kadangi susifokusavo viskas gerai, viskas gražu, bet neaišku, ar mes norėjom šitos gražius pumpurėlius parodyti, ar mes norėjom šitą žiedą parodyti, ar mes čia kažkokią ryškią žolę, nėra aišku. Bet iš tikrųjų, ką aš norėčiau pabrėžti, kad man pačiam siurprizas, kad tas senukas Fuji už 50 €, na, jisai kaip dokumentinis, reiškia, realybės fiksavimo aparatas visai fainai laikėsi.
Ir aš, aišku, negalėjau susilaikyti, nepanaudojęs jo zoom galimybių. Tai vat, bandžiau nufotografuoti tokį rimtesnį makro, kai išnaudoti objektyvo galimybės, kokių neturi aniedų fotoaparatai, reiškia arčiau pritraukti ir atitinkamai vat, tas išsididino fonas išsiliejo ir vat, kaip matom, tas žiedas labai gražiai atrodo, ryškus, išdidintas ir jau tikrai aišku, kur akcentas, kad ne šitas lapas, ne šita žolė, o kad mes vat, norėjom perduoti šitą, žodžiu, žiedelį. Na, su iPhone'u, kaip sakant, net nefotografavau makro, gaunasi va tokia, kaip sakyt, standartinė telefoninė marmalinė, kuri, nu, be abejo, kaip sakiau, turi teisę į gyvenimą, bet, nu, nėra to estetinio pasimėgavimo, kaip, kad ir, vat, net ir šičia va, su ta didelė muilinė. Va, čia gana paprastas kadras, nors nežinau, ar gausis, kai fotografavau, nes tų senų fotoaparato ekranėliai ne visai leidžia įvertinti, kas gavosi. Čia norėjau aš pabrėžti skirtumą tarp šviesos ir tamsos, tokį kontrastingą kadrą padaryti. Realiai irgi stebėtinai gerai susitvarkė visi fotoaparatai, nes šitas žolės reikėjo neperdeginti. Čia norėjau, kad dar nors kiek liktų šviesos. Ir vat, iškart matosi vat, ant vidutinio jutiklio dydžio fotoaparato. Čia mes matome tokį biškį švelnų paplovimą. Ir reiškia, šito žolės jau susilieja. Ir suprantam, kad akcentas vat, yra šitos ryškios šunažolės ar kas čia nežinau, bet vat, tas ta šviesa, tamsa, kontrastas vasara. Va, ant D600, aišku, kaip ir priklauso pilnam kadrui, čia yra didesnis, kaip sakyt, atspalvių kiekis arba šviesumo lygių kiekis tarp tamsos ir šviesos. Tai kadangi pilnas kadras, didelis jutiklis, tai nesunkiai jisai čia paėmė viską, čia kokie nori galima perėjimus, čia pasireguliuoti. Ir vat, matom, kad tie medžiai dar labiau yra išplaukę, švelnus ir labai visiems aišku, kad fotografuota va šita graži vasariška pievelė. Fuji gana didvyriškai paėmė visus tos perėjimus, šiek tiek nustebino, nes iš tikrųjų, kuo mažesnis jutiklis, to sunkiau yra su tais šviesumais, tamsumais, nes natūralu tiesiog mažiau šviesos patenka ir mažiau išeina atskirti. Na, bet vat, kaip ir reikėjo tikėtis, nesusitvarkė su išplovimu. Mes matom atskirus čia kažkokius tai detalės, medžius, na, iš esmės blaškančius elementus, kurie nėra kadro, pavadinkim taip, meninė dalis. Čia jau atsiranda daugiau tos dokumentikos, fiksavimo, na, ir natūralu, kad pievos vaizdas, kaip dokumentinė fotografija, na, neturi jokios vertės. Bet iš tikrųjų čia gyvai tai atrodė labai gražiai, buvo tos, tiesiog atrodė, kad šviečia tos milgos. Tai va, bet kaip visada, vat, bėda su fono išplovimu, viskas yra vienodo ryškumo. Ar čia, nes va, jeigu palygint su pilnu kadru, reiškia, priekis yra pas mus išplaukęs, tiesiog sako akiai, žiūrėk čionai, į šituos. Čionai nežiūrėk, čia yra pas mus nuotraukos komponentas fonas, o čia nesupranti, čia žiūrėt, ten žiūrėt. Kairėn, dešinėn. Na, iPhone'as čia šiek tiek ir objektyvas ne visai tiko parinktas. Na, iPhone'as viską suplokštino, padarė, kaip visada, savo įprastą užšarpintą marmalinę. Aišku, jeigu žiūrit per mobilų telefoną, gal jums čia ir normaliai atrodo, bet realiai, na, ne visai taip atrodė tas vaizdas gyvai. Labiau atrodė, kaip fotkino normalūs fotoaparatai. Na ir turbūt paskutinė iš tokių testinių nuotraukų, kad čia labai ilgai nebambėt, nes iš esmės visur kartojasi ta pati linija. Reiškia nepilno, didesnio, ar kaip čia pasakyti, vidutinio dydžio jutiklio fotoaparatas. Čia norėjau nufotografuoti tarp šitų klevų, čia yra nežymus tokie šviesumo skirtumai ir iš tikrųjų, jeigu žiūrit per normalų monitorių ar panašiai, čia gana nesunkiai galite atskirti atskirus lapus. Ir va čia matosi, kur yra akcentas, šviesa, tamsa, viskas gražu, čia gražiai paplauta, žinom, kad čia nežiūrėt. Ant pilno kadro tai dar labiau, šitie lapai gražiai skiriasi, matom, kuris ten biški tamsesnis, biški šviesesnis, čia viskas gražiai išplauta, burbuliukai, bokė, viskas kaip priklauso. Na, Fuji iš tikrųjų pusėtinai susitvarkė su tais tonais lapų.
šitam visam spektre, bent jau man ant monitoriaus, tai iš tiesų atrodo labai neblogai. Čia šiek tiek susiliejo. Nežinau, kas čia atrodys po YouTube suspaudimo, bet vėlgi turim mirgų margų foną, kuris apkrauna smegenys ir daro, vaizdą varginančiu. Su iPhone'u net nefotografavau iš tikrųjų to prieš tai buvusio kadro, nes ten sunkiai jiems sekėsi su priekinė šviesa. Čia pabaigai tokį noriu parodyti, tokį bajerį, nes jau pro šalį, takelių, čia visokios galbūt erkės gyvena, dar kažkas, žydėjo šešėliuose vedrynas. Galvoju, reikia pabandyti pritraukti, kad parodyti iš tikrųjų šiek tiek to Fuji galimybės iš esmės. Nes su standartiniu 18-55 objektyvu, D60, matrica didelė, maža, koks skirtumas, nepritraukia. Kažkokia gėlytė tolumoje. Iš tikrųjų net sufokusuoti buvo sunku į ją. Gerai, pilnas kadras. Pilnas kadras iš vis net nesugebėjo susifokusuoti į jį. Jam kažkodėl patiko, kadangi šitie yra labiau kontrastingi, paparčiai. Tai gėlytė net nesugebėjo susifokusuoti. Ir matom, kad visas tas kadras, čia aišku, ant pilno kadro čia galėčiau užtraukti tos visus šešėlius, tos highlightus pritamsinti. Čia, žodžiu, galima būtų sėdėti dirbti, bet kam dirbti, jeigu tai nesufokusuotas kadras. Ir Fuji galim prisitraukti nedaug. Nufotografavo gėlytę. Galim prisitraukti daug. Ir čia tie super zoomai iš tikrųjų, iš esmės vienintelė jų stiprybė, kad kažką prisitraukus mes gauname vėlgi tą bokeh, mes matom kažkokias detalės, kurių taip normaliai nematytumėm su paprastu fotoaparatu arba telefonu. Žodžiu, turi jie vis tiek savo cinkelio, čia galbūt girdisi per šitą visą video tokia simpatija tam paprastam pigiam aparatėliui. Bet iš tiesų jisai mane labiausiai ir nustebino, nes, su pilnu kadru, viską gali nufotkinti, praktiškai bet kokiom sąlygom, su APS-C, reiškia, nepilno, tai vadinimo kropu, gali nufotografuoti daug ką, nors irgi praktiškai viską. Su telefonu vėlgi pridarysi plokščių kadrų, daug ko nenufotografuosi, o su super zoomu, jeigu užtenka šviesos, gali fotografuoti visai neblogai ant to didelio priartimo. Tiesiog pačiam reikia vos netoliau paeiti ar panašiai. Žaidžiant su to zoomu galima, kažkokio suaugusio suaugusio fotoaparato, galimybės įgauti. Nes vis tiek, optikos ten yra nemažai pridėta, bet aišku, jutiklis riboja. Tai čia kaip ir praktiškai viskas, dar pabaigai ant durniaus nufotografavau su iPhone ir digital zoomu. Tai toks vaizdas gaunasi su telefonu. Aš nežinau, jeigu kažkas žiūrit per telefoną, gal jums atrodo padoriai. Bet per monitorių tai čia jokios kritikos, nes, žinau, galiu priartinti. Čia reiškia, jisai su savo AI iš kelių pikselių padarė kažką tai. Ir jeigu palyginti su Fuji, nėra ką lyginti. Iš tikrųjų padarė gražiai. Gavosi normali nuotrauka, kurią galima spausdinti nedideliu formatu ir visai padoriai gausis. Aišku, čia miško gėlytė, tai galbūt neverta. Aišku, reikia paminėti, kad nefotografavau sudėtingesnių dalykų. Gyvūnų, vaikų, portretų, kažkokių greitai judančių objektų, kaip varžybų ir panašiai. Čia buvo parinktos idealios sąlygos praktiškai šitam Fuji pasireikšti. Aš dar norėjau iš tikrųjų paprastą muilinę, bet jinai nelabai veikia. Tai gavosi toksai, Fuji fotoaparato reabilitacija. Bet noriu priminti, ką sakiau pradžioj video, kad realiai vis dėlto labai sunku buvo su juo fotografuoti. Reikėjo padirbėti su nustatymais, kad kažkas gautųsi. Ne taip buvo lengva fotografuoti, nes fokusas gana sunkiai kybo. Ką moki, tą gauni. Bet jeigu lyginti Fuji už 50 eurų ir, reiškia, tą Nikon D60 už tos pačius 50 eurų, čia tiek aš mokėjau savo laiku, dabar aišku kainos galbūt didesnės jau, nes čia pirkta prieš kelis metus pažaidimui.
tai realiai, vis tiek Nikonas yra visą galvą aukščiau. Visose srityse išskyrus priartinimą. Jeigu reikia kažkokiem tai, nežinau, nejudantiem objektam pritraukti, nežinau, švyturiui pavyzdžiui, kažkokiam, nežinau, laivui galbūt, kuris lėčiau juda, tai tie superzoomai jie visai neblogai. Bet jeigu yra daugiau judėjimo, mažiau šviesos, ne, tai negali būti lyginamas su tais vadinamais tikrais fotoaparatais. Tai tiek apie šitą juokingą palyginimą.